tako plokščių įrengimas su akmenėlių tarpų užpildu. Šiuo atveju įrengiami pagrindai, kaip ir paprastiems takams. Iškasama apie 30 cm esamo grunto, pilame žvyrą, sutankiname jį vibroplokštę, tuomet pilame 3-4 cm dolomito atsijų, jas paskleidžiame tolygiai, vėl sutankiname, klojame geotekstilę, kuri apsaugos nuo pagrindo ir viršutinių dekoratyvinių akmenėlių susimaišymo ir apsaugos taip pat nuo piktžolių įsitvirtinimo, kaip sakyti, įsigalėjimo takelio tarpuose, jeigu taip atsitiktų. Tuomet šonai sutvirtinami šiuo atveju plastikiniais borteliais, atitvarais. Galima naudoti kitokius ir metalinius, korteno visokius bortelius. Čia jau fantazijos reikalas ir dizaino, kaip gražiau. Tuomet pagal dizaineris, pagal fantaziją tiesiog dėliojame akmenų plokštės. Šiuo atveju naudojame plokštės 30x60 cm storio. Jas susidedame tinkamais tarpais ir tuomet užpildome tarpus dekoratyvinę skaldą. Paskutinis akcentas būtų šio tako praktiškumui, naudingumui pasiekti, tai bus panaudota speciali epoksidinė derva, kuria bus suklijuoti šie akmenėliai ir galėsime mėgautis šiuo gražiu taku.